Taigi, sveiki, esu Airijus, BK grupės inžinierius. Um, Šiandien pabandysim šiek tiek labiau supažinti gal tiek dirbančius, tiek naujokus, ar šiaip iš bendro intereso žmonės bandančius pradėti dirbti su Ubiquiti sistemom. Tai šiandien fokusuojamės labiau gal tiesiog į praėjimą, į praėjimo kontrolę, kad labiau nesimaišyti ten su visom kitom sistemom. Tai šiandien šiek tiek pakalbėsiu apie produktus, ką reikėtų pasirinkti, kokiem objektam reikėtų į tai fokusuotis ir panašiai. Klausimų, jeigu turėsit, galėsit iš karto klausti, tai tiesiog tam chat'e ten rankelę pakelkit ar dar ką nors, ar žinutę parašykit, iš karto galim tada sustot ir spręst, apibendrint ar aptart tą klausimėlį. Dar pamiršau paminėti, taipogi parodysiu, kaip visa sistema, visa topologija atrodo stende, kaip koks useris susikuria ir panašiai, tokius bazinius bendrinius klausimus, kas iš tikrųjų šiaip aktualu šiom dienom būna dažniausiai. Tai galim tada pradėti nuo pagrindinės dalies, nuo kaip sakant, Ubiquiti smegenų. Ko jums reikia, norint pasileisti visą Ubiquiti sistemą, tai reikia kontrolerio. Šiuo atveju, jeigu jūs norit turėti praėjimo sistemą, tai jums reikia būtent to kontrolerio, kuris palaiko tą aplikaciją. Pavyzdžiui, perkantis šią įrangą, jeigu nesate tikras, visada galite prisijungęs į Ubiquiti parduotuvę pasirinkti 3-4 norimus prietaisus ir juos tiesiog susidėti sąrašo palyginimui, ką galit iš jų įspausti ir tiek kainos atžvilgių, tiek pačiu sugebėjimu, ką jie turi savyje. Tai renkantis kontrolerį, ką reiktų atkreipti dėmesį, kadangi, kaip ir minėjau, jums reikia access controlo, tai šiuo atveju jums reikia visada žiūrėti būtent šią eilutę. Ar tas kontroleris palaiko access? Jeigu nepalaiko, tai logiška, to kontrolerio tiesiog praleidžiat. Šiuo atveju parinkau 3 einamiausius modelius, kas būtų pritaikoma tiek ofisuose, tiek namuose ar stambesnio masto objektuose. Tai pirmas būtų UDR7 arba Dream Router 7, jisai palaiko, kaip matot, visas absoliučiai funkcijas. UGC Maxas taipogi, bei Dream mašinas irgi taipogi palaiko būtent šią. Čia taipogi galit pasižiūrėti, kiek įrenginių galit pasileisti vienu metu prie to kontroleriuko, kad nebūtų problemų su klientų kiekiu. Čia taipogi, kaip ir sakiau, kameras galima pasižiūrėti, access hubai, kadangi Dream Routeris yra labiau skirtas namų, čia rodo, kad nepalaiko access hubo, jisai palaiko vienas duris. Vieną access hubą per switchą galima pasijungti ir jūs turėsit lengvą ekosistemą namuose, su praėjimu. Šitie įrenginukai jau didesnį kiekį palaiko, tai šitas būtų galima naudoti komercinio tipo objektuose, kur yra vienas ar daugiau ofisų šiuo atveju. O šitas jau naudojamas pramoninėse patalpose, kur pastatas tikrai nėra mažas ir jį ten jungiasi daugiau negu vienos durys. Tai dabar kas liečia telefonspinį bei skaitytuvų atžvilgį, tai jų yra keletas rūšių. Šie būtent readeriai naudojami vėlgi taipogi, kaip ir sakiau, ofisiniuose objektuose bei namų sistemai, nes juose yra tik tai mygtukas, kad paspaust ir skambit. Taipogi galima su kortele praeit, prisidėjus userį galima PIN kodą nusistatyti, bet jeigu jums reikėtų, pavyzdžiui, direktorijos, kam paskambinti, tai tuomet reikėtų rinktis būtent tokio tipo interkomą. Nes šito tipo interkomas, jisai turi klaviatūrą ir čia automatiškai, kada jūs jį pasistatot, kada suinstaliuojat, pas jį atsiranda ant ekranėlio papildoma piktograma, kuri duoda galimybę
atsidaryti direktoriją ir ten galite tada jau pasiskambinti kiekvienam useriui, kuris yra priskirtas būtent į tą sistemą asmeniškai. Kas svarbiausia, kaip ir minėjau pradžioje, pasirenkat praėjimo kontrolę, tai šitos telefonspinės negalima naudoti kaip vienu įrenginiu. Norint turėti visą sistemą, Ubiquiti čia reikalingi bent jau 3 daiktai. Tai šiuo atveju, kaip ir sakiau, kontroleris, switchas, į kurį būtų galima pasijungti papildomą įrangą, telefonspinė ir Access, atsiprašau, tai yra Door Hubas. Sekundėlę atsidarysiu, parodysiu, kaip atrodo Door Hubas. Tai būtent toks įrenginukas. Tam, kad aktyvuota tą visą durų praėjimą, sekundę, tuoj priimsiu dar vieną žmogų. Tam, kad aktyvuot visą tą praėjimą, telefonspinė bei kamera yra jungiama būtent į šį hubą, nes būtent iš šito hubo vyksta algoritmas, kuris paleidžia tą atrakinimą. Iš pačio kontrolerio siunčiama komanda būtent į šitą, kad suaktyvuotų. Jisai suaktyvavęs tą visą algoritmą, atveria tada galimybės visai praėjimo sistemai. Čia galite vizualiai pasižiūrėti, kaip maždaug atrodo sumontuota, tai toks paprasčiausiai užsimautina jisai. Pats Access hubas, tas Door Hubas, turi 4 portus, į juos galima prijungti 2 skaitytuvus, 2 kameras arba 4 skaitytuvus. Tai šiuo atveju 2 telefonspinės ir 2 paprastus tokius skaitytuviukus, kad pavyzdžiui, jeigu jūs pasidaro ten kažkokias duris su vienu ar ten 2 išėjimais, tai vienoje pusėje turit išmanesnį įrenginį skambinimui, ar tai ten useriui, ar tai į tą indoor stationą vadinamą, o iš kitos pusės vietoj išėjimo mygtuko tiesiog jūs turite skaitytuvą, kurį priglaudus kortele, jie jums tiesiog atidaro duris. Linas klausia. Jo, turi, ten yra patys inputai ant, palaukit, pažiūrėsiu, gal galima pasižiūrėti, ar matysis ant pačio Door Hubo. Va, štai čia yra grinai skiltelė, netgi mygtukai apsijungti, jeigu matosi ekrane. Yra kontaktukai, kur galima įpaišyti tą mygtuką. O dar klausimėlis, skambina į appsą telefoną? Prie šito aš prieisiu, kai atsidarysim standuką, parodysiu viską, kaip atrodo. Gerai? Gerai. Na gerai, jeigu rašo klausimėlį, kol parašysit klausimėlį, tai aš tada aptarsiu dar kitą įrenginuką panašų šitą. Tai būtų GateHubas. GateHubas yra skirtas varto automatikai ir įsigijant šitą įrenginuką, prie jo prisideda dar 2 papildomi automatukai, bet čia kol kas nematau, čia start ir kitą reikėtų atsidaryti, sekundėlę. Jo, tai būtų prie GateHubo start ir kito. Štai prisideda tokie automatukai, jie skirti varto automatukai, apsijungiantis, kurių funkciją galima automatizuoti šlagbaumus ar šiaip kiemo vartus ar masyvesnius vartus. Iš jo ta konfiguracija lygiai tokia pati kaip iš Access Hubo. Ką aš, kaip ir sakiau, parodysiu pačiam stande, atsidaręs per visą cloudą. Tik tai matysis tik GateHubas, nebus šitų įrenginukų, tai neparodys ten papildomos skiltelės, ką jie turi, kai jie pajungti būna. Matau, Artūras klausia, kiek hubų jungiasi prie kontrolerio. Hubų galima prijungti priklauso nuo pačio kontrolerio, kaip ir pradžioj minėjau, kokį jūs pasirinksit. Tai šiuo atveju
galima labai puikiai čia, kaip ir sakiau, ten toj palyginimo skilti, pasižiūrėti, kiek kontrolerių galima apsijungti į pačią ekosistemą. Tai jeigu kažką turi didesnio, kur reikia šiek tiek hubų daugiau, tai galit pradėti nuo Maxo, nes jisai turi apie 50 Maxos hubų priklauso. Į tą 50 įeina taipogi ir vartų. Tai čia, jeigu reikės ir vartų, ir durų, tai ir taikysitės į šitą modelį, tai būtent reikės pasižiūrėti, kad apsiskaičiuotumėt lygiai. Jeigu reikia kažko didesnio, tai kaip ir sakiau, imat Dream Machine, Special Edition ir tada jau dar taipogi, man atrodo, galima žiūrėti Pro Maxą. Pro Maxas irgi tiek pat palaiko, tik vartotojų gali daug daugiau prisijungti vienu metu. O konfigūruojasi, kai atidarysiu cloudinį konfigą, per topologiją konfiginasi viskas taip pat, praktiškai kelių mygtukų paspaudimų ten nereikia vienam aprašyti vieną taisyklę, kitam kitą, jūs tiesiog nustatysi duris, kaip jums priklauso ir galėsit vaikščioti kaip ten kas nori. Tai va, kaip ir minėjau, su tais 4 portais, kur galima ten prisijungti tiek skaitytuvus, tiek kameras, čia puikiai tas bazinis paveiksliukas parodytas, kad kameros jungiasi būtent prie šito Access Hub'o, kas skirta, pavyzdžiui, galima susikonfigūruoti, kad norit atsidaryti vartelius, vartus, ar tai kažkokius garažo vartus numerinio skaitimo principu, tai tuomet prisijungiat kamerą, kuri turi tą funkciją būtent į šitą hubą ir tuomet jau iš sistemos į įvestą numerį kameros algoritmas reaguoja ir jau jums atrakinės tas duris ir vartus, ar tai kažką priklauso pagal konfigūraciją jūsų, ką jūs buvot pasidaręs. Viskas, kas susijęs su praėjimo kontrolės funkcija, tiek kameros, tiek skaitytuvai, viskas turi būti sujungta į hubą. Jeigu sujungsit į switchą, jūs tiesiog turėsit kiaurą įrenginį. Šiuo atveju, aišku, kameras, jeigu sujungsit į switchą, jūs turėsit vaizdo apsaugos funkciją. Jis jums filmuos ir rašinės, jeigu jūs ten turit kažkokią tai kontrolerį arba NVR su hardu, jis jums saugos įrašus, viskas tvarkoja. Bet, kas liečia grinai praėjimo funkciją, pabrėšiu dar kartelį, tai viskas turi jungtis būtent į šitą įrenginuką. Nes, kitaip tiesiog, sakau, turėsit kiaurą įrenginuką prijungtą į galo vėl neišgirdot, nes labai jautrus mikrofonas, vos tik pajudinau ir iš karto sumūtinau. Dar kas liečia Access Hub'us, tai yra netgi tokių paprastų principų vienų durų mini kontrolieriukai. Jie savo atžvilgiu panašus principas kaip didelis hubas, tik tai į juos neprijungsi ten tiek visokių įrenginukų kaip į didesnį hubą. Šiuo atveju skaitytuvus drąsiai prisijungsit, jums durų funkcija atliks, bet jeigu norėsit kamerytę jungti ar kažką tokio, tai jau tada reikės didesnio hubo, kuris atliktų tą funkciją atrakinimo, arba šiuo atveju, jeigu kamerą jungsit tik switchą, kad turėt vaizdo sistemą, tai tada jungsit ten. Bet šiaip šitie plataus naudojimo mažos paskirties, tokie patogus, gan įrenginukai, tai irgi einamas, kaip sakant, prietaisas. Čia taipogi irgi yra prašymas, ką jie turi. Kuriam ofise, jeigu Kauno ir Vilniaus ofisuose turim 2 veikiančius standus, praktiškai su visa pajungta įranga, tik neturim varto automatikos hubo pasijungę. Bet jeigu yra noras grinai atėjus į vietą pasibandyti, pasižiūrėti, tai praktiškai viską, apie ką šiandien bandysiu pakalbėti, turim pasijungę, pasikabinę, viskas funkcionuoja ir galima tikrai ateiti pasibandyti ir pasižiūrėti. Matau dar vienas klausimėlis, ar galima naudoti kaip telefonsfinę, ar galima skambinti į cloudą.
cloud ir ekraną. Tai taip, telefonspinę galėsit naudoti, bet jinai vis tiek turės būti prijungta prie jau anksčiau minėto šito Access Hub'o ir galit susikonfigūruoti, kad skambintų jum tiesiai į indoor stationą, jeigu turit pasistatęs, arba į useriui netgi tiesiai į telefoną arba ta prasme į mobilų telefoną arba netgi į appsą. Na, va čia kai buvo klausimėlis apie tas telefonspines, tai kaip ir pradžioje minėjau, šitie įrenginukai, kur naudojami, tai tuose ofisinėse tokiuose objektėliuose, arba kaip ir sakiau, namuose, be tos papildomos funkcijos ant to sekančio įrenginuko, kur atsiranda direktorija. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, netgi toj baziniai schemutėj matosi, kad telefonspinė būtinai turi būti pajungta į Access Hub'ą ir tada jinai atliks tą visą praėjimo kontrolės funkciją. Taip, matau, klausimėlis dar vienas yra. Viskas maitinasi per POE. Nereikia jokio papildomo šaltinio. Čia taipogi yra readeriukų nauja karta. Su ta nauja karta jie, kaip sakant, pridėjo tą naują tokį kaip ir feature, vadinamą, kad galima su Apple Wallet arba Google Pay tą vadinamą apsaugą naudotis. Tai šituo atveju galit, pavyzdžiui, kai būna telefonuose, kad jums reikia tiesiog susimokėti ar dar kažką, priglaudžiat telefoną ar tai laikroduką prie tam tikros įrangos ir jie jums tiesiog atidaro duris. Tai šis principas yra, kad patogumui gal labiau šiuo atveju jūs tiesiog susikuriat virtualią NFC kortelę savo įrenginuke ir tiesiog praeidamas tiesiog priglaudžiat ją ir jinai jums atidaro duris. Tai čia toks labiau kaip patogumo, kaip sakant, tas pliusas toksai. Ar jau tu nepaminėjai, kad tai per POE? Reikia čia patikslinti, veikia per POE++. Visi įrenginukai jungiasi per POE++. Dėl to reikia tam switcho prisijungti. Kaip ir sakiau, negalima iš karto tiesiai jungti tą į kontrolerį, nes tiesiog neužteks galios viskam. Klausimėlis buvo apie montavimo bazę. Jeigu matosi jums ekranas, atidariau viskas, ką gaunate dėžutėje, tai šiuo atveju štai tokios bazelės įeina ir tuo metu galit pasižiūrėti. Aš matau dar vieną klausimėlį, toj pažiūrėsiu. Matau klausimėlis, kaip atrodo indoor stationas tuoj. Aš jums parodysiu, kaip atrodo. Indoor stationas, kaip atrodo, iš tikrųjų labai panašus dizainas kaip senesnio modelio iPhone'ai, būtent šitoj. O dizainas tik vienas pas juos. Tiek montuojamas į sieną, tiek yra kaip papildomas aksesuaras, jam yra dar galima įsigyti stovą ant stalo, kad būtų galima pasistatyti dėl estetikos ir patogumo, kur pavyzdžiui, nėra galimybės montuoti sieną, kažkur tai atidamas kabelis iki stalo ir galime įsigyti, kaip ir sakiau, stalinį tokį stenduką, kuris būtent atrodytų šitaip. Ar jau papildysiu, dydis yra 12 iPhone'o, identiškas dydis. Aš iPhone'o nesigaudo, tai tada nežinau, bet dėkui už informaciją, žinosiu dabar. Indoor stationui klausimėlis ar POE užtenka? Taip, užtenka, galima jungti tiesiogiai į Access Hub'ą bei į switchus. Taip, kad šio klausimo dėl galios šitas labai nesužaidžia variantų, kadangi jisai tiesiog atlieka atrakinimo ir pasikalbėjimo funkciją, tai šiuo atveju galios tikrai jam užteks. Dėl kortelių dabar reiktų pasitikslinti, žinokit, pats šiek tiek primiršau, bet to palaukit, gal pasižiūrėti.
Na, čia aišku, kaip ir dauguma gamintojų, kai paleidžia savo praėjimo sistemą, tai jie turi būtent savo korteles, su tuo pabrėžiančia funkcija, kad aukštos apsaugos pas juos tos kortelės, bet taipogi jie palaiko ir trečiųjų šalių korteles, pažymėjus varnelę galima aktyvuoti, kad trečiųjų šalių korteles ir galit naudotis. Aš tuo sekundėlę pasitikrinsiu dėl tų padidinto saugumo kortelių, pasižiūrėsiu, kaip ten yra su jom. Per tą laiką gal dar klausimėlį kažką paformuluokit, gal lauksiu. Kažkaip nelabai rašo apie tas korteles. Šitą klausimą galėsiu pasižymėti, paimsiu jūsų kompaktėlius, paskui, jeigu ką, suradęs daugiau informacijos, mielai pasidalinsiu. Ar užtenka galios atrakinti vartelius? Na, pavyzdžiui, čia kaip, nežinau, ar matosi, ekrane vėl yra netgi tie kontaktukai, kaip ir mygtukai buvo, taip ir vartam arba varteliam, į kuriuos galima paduoti laidukus, kontaktus ir jie pilnai atrakins tos vartus bei vartelius, kur yra. Taipogi dar ką galima paminėti iš biudžetinės pusės, šiuo atveju, ką jie turi, na, taipogi tokį vadinamą stand-alone kontrolieriuką. Jisai, aišku, vis tiek turės būti pajungtas į visą Ubiquiti ekosistemą, tačiau, kaip ir sakiau, iš biudžetinės pusės, jeigu tai reikia skaitytuvo ir išėjimo mygtuko, tai šitas renginukas yra kaip ir vienas iš tų, ką galima būtų įdėti į kažkokią tai objekto vietą, kur tiesiog reikalingas praėjimas. Tai šiuo atveju, ką tas renginukas atliks, tai jisai bus galima jį patačinti su kortele, ar tai payfobu kokio, ar čia mobilia aplikacija. Mobilioje aplikacijoje tiesiog virtuali NFC kortelė bus ir su ją galėsit prilietęs atidaryti duris. Čia iš galo taipogi galima prijungti išėjimo mygtuką jam ir jisai būtent tą praėjimo kontrolės funkciją atliks. Čia taip paprastai atrodo įmontuotas. Iš kitos pusės galima, kaip ir sakiau, išėjimo mygtuką prasivesti ir prasivedus galima ten išeiti bei. Matau klausimėlius dėl laiko apskaitos. Jeigu kalbat, kad automatiškai skaičiuotų pačią visą išdirbto laiko kiekį, šiuo metu dar ne. Tačiau yra tokia funkcija, kad gali visą praėjimo laikotarpį įsitraukti į CSV failą ir turėtų bent jau kažkokį minimalią sumą tai aprašyti. Aš nesu tikras, bet man atrodo, yra kažkokios tai integracijos, kur galima tai būtų pabandyti apsirašyti, bet kad 100% kaip grinai kiti tiekėjai turi tas funkcijas, kol kas dar ne. Bet čia, manau, einamas klausimas, nes daugam tai aktualu, tai kūrėjai šios sistemos tikrai tai atsižvelgs. Gate hubas nuo Door hubo skiriasi tuo, kad tai praktiškai tiek valdymo gale, tiek pačiu funkcionalumu. Gate hubas iš karto skirtas grinai varteliam, tiek visai automatikai. Prie jo nereikia papildomai pirktų automatukų, kuriuos ir minėjau prieš tai. Door hubas su juo galingesnių vartų taip paprastai nesukonfigūruosi, neatidarysi kaip būtent su Gate Access hubu. Klausimėlis, o gaisro signalą turi kokį nors? Tai šituo atveju tiek prie Access hubo galit prisijungti gaisrinę sireną nebent, bet jeigu iš savęs to klausia, tai ne. Ne, kad gaisro atveju atblokuotų visas duris. Tai čia tada reikėtų pasidaryti patį gal grafiką, labiau pasižiūrėti tiek pačiam konfiguracijoje.
kiek pamenu, liktais yra tokia opcija, kad gaisro atveju būtų galima visas duris atverti. Nu, va čia, kaip ir sakiau, tas interkomas, kur jungiasi tiek prie Door Hubo, tiek prie Gate Hubo. Tai jeigu jau jungti, dar svarbiausia pabrėžti reikėtų skirtumą tarp Gate Hubo ir Door Hubo, tai kad Door Hubas turi būti montuojamas viduje, kažkokia tai pastato, Gate Hubas gali būti montuojamas lauke į vartų automatikos dėžutę, tokią sandarę užsidedančią. Tai vat čia vienas iš tų principinių skirtumų, dėl ko Gate Hubas yra grinai skirtas tik vartam. Kažkur, pavyzdžiui, nėra galimybės tiesiog pratęsti kabelį būtent iki pačio to pastato, tai yra renkamasi, kad bus montuojamas lauke ir būtent ta funkcija dėl to ir skaitosi kaip tas vartų hubas. Bet taipogi prie to tiek Door Access, tiek Gate Hubo jungiasi būtent šitos telefonspinės ir su jomis galima pasidaryti tą visą atidarymo funkciją. Taipogi tiek paskambinti, tiek atidaryti. Pradžiai parodysiu pagrindinę topologiją. Tai vad būtent, kada pasileidžiat jau sistemą pačią, tai jūsų topologija būtent atrodys taip. Šitoje topologijoje matysit savo visus turimus įrenginukus, kiek kas pajungta. Taip toliau, kiekvieną įrenginį galit pasiekti būtent mygtuko paspaudimu. Ir čia, kada paspaudžiat ant įrenginuko, netgi tas valdiklis jums rodo, kokiai aplikacijai jisai priklauso. Tai pats kontroleris turi tris pagrindinės aplikacijas, tai tinklo, vaizdo apsaugos bei praėjimo kontrolės. Tai šituo atveju kamera yra paskirstyta į vaizdo apsaugos. Telefonspinės taipogi kai kurios priskirtos protektui, vaizdo apsaugai, kadangi turi kameras, dėl to įrašinėja vaizdą, tai dėl to irgi yra priskiriamos prie protektų. Tačiau visą laiką jas galit greituoju būdu peršokti jas per access skiltį. Na, pavyzdžiui, spusteliu aš telefonspinę, kad peržiūrėt ją access meniu. Ir mane iš karto nukelia į visus mano turimus praėjimus įrenginukus, kurie yra sujungti. Ką galima kiekvieną pasižiūrėti būtent spustelius mygtuką. Čia taipogi rodo galios sunaudojimą. Galima netgi ranka atidaryti, palikti atrakintas. Va čia būtent šitoj skiltį, kur sakiau, yra šitie, kada pasijungiat vartų hubą, čia per terminalo skiltelę atsiranda tie vartų automatukai. Ir tada per šičia jos galima susikonfigūruoti. Nu, čia kaip ir klausit pirmąjį gaisro metu, jeigu kažkas užsidega, ar tai kažkokia pratybų evakuacija, ar kažkas, tam irgi yra kontaktai, apsijungus galima įsijungti šitą visą reikalą ir jums tikrai atliks tą funkciją, kurios jums reikia. Tai aišku, patys nustatymai. Taipogi galima ir grafikus pasidaryti, kokiu principu bus durys atrakinamos. Tai dabar kas liečia telefonspinės, jas kai pasijungiat visą laiką reikia nusistatyti, kuri telefonspinė atliks kurią funkciją.
ar tai bus išėjimo, ar tai įėjimo, nes yra buvę ne kartą atvejus, kad susirinko sistemą visą, suinstaliavo žodžiu ir pasistatė skaitytuvus iš abiejų pusių, bet tiesiog nepažymėjimo būtent, kuris yra įėjimo, kuris išėjimo. Tai tiek iš vieno, tiek iš kito duplikavosi signalas ir ėjo atsidaryti tik tai iš vienos pusės. Tai šito atveju būtina atskirti, kuris yra išėjimo, kuris yra įėjimo. Taipogi atrakinimo funkcijos. Čia, kadangi yra senos kartos skaitytuvas, pas mus tai touchpadsas yra išjungtas. Bet kaip ir sakiau, čia ta funkcija dėl patogumo, kur galima su tuo Apple Pay pasidaryti virtualią NFC kortelę savo išmaniame laikrodyje arba telefone ir tiesiog prilietus, kaip ir su NFC kortelė, galima praeiti. Tai čia būtų tada telefono pagalba atrakinami varteliai, ar vartai, ar tai durys. Tai šituo atveju telefone reikalinga Unify Identity aplikacija. Ją atsisiuntus ir įsiinstaliavus su nuorodo yra sukuriami kredencialai ir prie tos kredencialus tada aktyvuojamas būtent šitas reikalas. Šita funkcija. Taip, šitie skaitytuvai taipogi turi veido atrakinimo funkciją. Įsijungus labiausiai saugomą režimą, sukeliamas saugumo lygis, apsaugantis nuo visokių netikėtumų bei, kaip sakant, nuotraukų arba veido padirbinėjimo. Čia standartas PIN kodas, aišku, galima pasidaryti tiek standartą, tiek be atsitiktinių išdėliojimo. QR kodo nustatymas dažniausiai naudojamas laikiniem vartotojam, sukuriant kažkokią tai paskyrą, ar tai pavyzdžiui, kai būna Airbnb ar dar kažkas, jiem tiesiog į elektroninį paštą įsiunčiama nuoroda su QR kodu, jie atsidaro tą QR kodą, gali su juo patekti į teritoriją. Kas svarbu, veido atrakinimo funkcija neveiks iki tol, kol būtent šitoje vietoje savo paskyroje neįjungsite Early Access režimą. Įjungus Early Access režimą, jūsų kontrolierius gauna papildomas teisės naujus tos vadinamus firmvarus savo kontrolieriui, kurie būtent aktyvuoja šitą funkciją ir tuomet ją galima naudotis. Jeigu nėra poreikio, galima tiesiog šitą žingsnį praleisti, tiesiog palikti kaip yra. Tačiau jeigu yra kažkoks tai poreikis, norint atsirakinti veidų, šitos funkcijos įjungimas yra būtinas. Ją galite rasti būtent paspaudant savo profilio, aktyvuoja čia ir tuomet atsiranda EA ženkliukas viršuje ir jums aktyvuojasi būtent šitą funkciją. Tai va, ten apie tą konfiguraciją, kur prieš tai, ką buvo suminta, kaip ten skambina userį, ar kaip ten buvo. Tai visos šitos funkcijos atliekamos per interface designerį. Čia taipogi vos tik prisijungus iškart matysit telefonspinės topologiją, kas yra su ją surišta. Tai šituo atveju gali būti surišti papildomi skambučiai, vadinami čaimais, visi prijungti useriai, indoor stationai bei telefonų numeriai, jeigu esat pririšęs. Čia taipogi dar papildoma funkcija, kurią rodžiau prieš tai, kad galima pasižymėti, kaip norėsit, kad jūsų telefonspinė veiktų, kokias funkcijas jinai turėtų, su ko būtų galima atrakinti veido, QR, pinų, NFC, mobilus unlokas ar touchpassas.
Doorbellai, šita grupė skirta ant telefonsinių, būtent kada yra tie papildomi čaimai, kaip ir sakiau, kad, pavyzdžiui, kažkam paskambinus į duris, tas čaimas nesukelia garsą, tačiau dar jūs papildomai jums papildomai ateina notifikacija į telefoną ar tai kažkokį kitą įrenginį, kurį jūs esat pasileidę šitą visą savo sistemėlę, kad kažkas bando skambinti į duris. Tai va, čia kaip ir sakiau, čia visi vartotojai, kuriuos galima prisirišti, jie atsiranda toj direktorijoje. Čia būtent šita funkcija, kur sakiau, kad gali tiesiai skambinti į mobilaus telefono numerį. Tai šiuo atveju jūs tiesiog pasirenkat šalies kodą, įsiveda telefono numerį, susikuriat vartotoją, jūs jam pririšat ir, pavyzdžiui, kadangi kai yra direktorija, daleiskim, jisai yra ten vienetas arba dvejetas, tiesiog paspaudžia vieną ir skambutį, arba ekrane tuo pačiu gali tą patį padaryti, ir skambina būtent tam useriui į telefoną. Patys visi useriai ir taip vartotojai kuriasi būtent per nematau ženkliuką, būtent per čia. Čia, pavyzdžiui, iš CSV failo galite susikelti jau savo turimus vartotojus su vardu pavardėm, tik ką jums reikės tada padaryti rankiniu būdu, visiems išduoti korteles bei PIN kodus, nes Ubiquitio sistema iš CSV failo priima tik tai vardo pavardės bei kompanijos kredencialus. Tai šito atveju ar tai emailas būtų, ar dar kažkas jisai priimtų, bet kas liečia iš praėjimo kontrolės saugumo funkcijų, tai jau reikėtų tada viską parinkti ranka. Nu, šiuo atveju galima tiesiog paimti naują userį. Čia emailas įsirašo tada, kada jam įsiunčiat identity užklausą, kaip ir sakiau, kad galėtų jisai atsirakinti mobiliu telefonu ar tai laikroduku. Čia bekuriant userį jūs jam priskiriat kredencialus, kuo jisai galės naudotis. Ir kur, tai čia šiuo atveju galit pažymėti, iš kurios vietos jūs jį priskirsit. Jeigu jau turit kažkokių tai kortelių pridėtų, galite tiesiog pasirinkti iš jau egzistuojančių, pasižymėti ir tiesiog priskirti iš karto. Čia taipogi irgi, kaip ir sakiau, veido funkcija, tiesiog parenkat nuotrauką. Numerio atpažinimas, tai čia, kaip ir minėjau, jeigu kažkur yra objekto kieme ar kur tai pastatyta kamera su tuo gate hubu arba access hubu prie vartų, įsivedus jo mašinos numeris, kamera atpažįsta ir tada pereina iš karto prie atrakinimo. Nuskaičius numerį, asmuo yra leidžiamas teritoriją. Na, čia standartas PIN kodas. Na, ir sukūrus tą userį, jisai būtent atsiranda taip. Pradžiai, kada sukuriat, jum to userio gali ir nerodyti. Tai visą laiką atkreipkite dėmesį, ar esat pažymėjęs arba atžymėjęs būtent šitą laukelį. Nes dažniausiai būna vartotojai užsižymi šitą ir tada bekuriant userius, jie tiesiog pradingsta. Kada žymi šitą, tada visi useriai atsiranda būtent čia. Na, čia kaip ir sakiau, identity settings. Kadangi čia jau yra suaktyvuota, tai šiuo atveju, kaip jis būna įsiusta nuoroda į telefoną, jie aktyvuoja būtent tą visą aplikaciją. Ir su ta aplikacija jau, čia jums pasižymėti nieko nereikia, čia pažymite, pavyzdžiui, kuriantysis, šiuo atveju adminas,
kuris kuria jums tą identity, jis gali pažymėti, ką jūs, pavyzdžiui, valdysite. Šituo atveju dažniausiai naudojamas yra, kad atidaryti duris, tai šitas yra užėmimas ir tiesiog jums siunčiama nuoroda jau su aktyvuotom funkcijom. Čia taipogi visas kortelių sąrašas. Kaip ir sakiau, kaip ir minėjau, kur galima pasižymėti, kad trečiųjų šalių korteles palaikytų NFT, tai būtent šičia. Tuomet pasižymėjus čia, galėsit pridėinėti naujas korteles. Turi jie funkciją, kad galima iš CSV failo jas pridėti, tačiau, kaip ir minėjau, jie būtent priima tas visas tos kredencialus kaip vardas, pavardė bei elektroninis paštas, kompanijos pavadinimas. Tačiau norint korteles rekomenduojama skenuoti nuo pačio skaitytuvo. Matau, klausimėlis yra to. Pagal nutylėjimą useriai turėtų būti eksportuojami CSV failų, tačiau dažniausiai priimamas tik tai importas. Norint userį išeksportuoti, reikėtų tada galbūt per logus bandyti viską įsitraukti, bet čia nėra rekomenduojama, nes tam gaunasi makalynė. Tai šituo atveju, jeigu kažkur reikia būtent iš Ubiquitio iškelt userius, kol kas jie šitoj vietoje biškai sudėtingai dirba. Čia, kaip ir minėjau, su tais QR kodais populiariausiai naudojama tas vizitorių paskyra, tų vadinamų svečių paskyra, kuriuose galite įrašę mailą, nustatę jam grafiką, netgi pridėti kredencialus, ką jie galės naudoti būdami toje teritorijoje. Čia taipogi galima netgi ir priskirti, kuriuose durise jie bus pageidaujami, pro kurios galės praeiti, kad jeigu turit kažkokį ten platesnį objektą, kad tiesiog nebūtų taip, kad kiekvienas vaikštų ten, kur nori. Žodžiu, prieitų tas, kur tik jūs leidžiat. Čia toks trumpas deminis filmukas, kaip sakiau, tas touchpassas veikia. Tai būtent šita patogumo funkcija, kad virtuali NFC kortelė, jūs tiesiog prieinat čia, priglaudžiat ir jūs įleidžiat. Šitoje vietoje yra grafikai. Kaip ir sakiau, galima susikurti grafiką ir priskirti būtent vartotojui, kaip jisai eis, kada eis ir per kur vaikščios. Čia pagrindinį nustatymą tokie kaip laikas, data bei patys tie PIN kodai nusistato. Klausimėlis, o grafikas savaitinis ar mėnesinis? Kas taip, jeigu gali pakartok? Grafikas savaitinis ar mėnesinis? Grafikas savaitinis. Tik savaitinis. Bet ta prasme, tu jį pasidarai, jisai einamas mėnesiui pagal nutylėjimą. Turėsi koreguoti kas mėnesį. Nu jo. Aišku, gali custom pasidaryti. Bet vėlgi reikės pakoreguoti. Aišku, galima su atostogom viską taipogi susikoreguoti. Čia, kaip sakiau, irgi vartotojus prisiskiria lokacijas. Čia būtent tas vadinamas aliarmų centras, kokie pušai eis būtent ar tai elektroniniu paštu, ar per aplikaciją gausit pušą. Access'ai iš tikrųjų nėra tiek daug, kiek palyginus kituose, jeigu atsidarius. Šiek tiek biškai techniniai nesklandumai. Turėtų dabar vėl matytis visiems.
Va, kaip ir minėjau apie tų aliarmų skaičių, tai su Accessu, kur buvo vos tik pora, su Protectu turit vos ne visą knygą. Ir taipogi juos galima prisiskirti, kas gaus tokie ir kaip jos gaus. Ar tai tiesiog pušai bus, ar bus pušas ir emailas. Tai šituo atveju tas aliarmų skaičius tom ir skiriasi ties Protect aplikacija bei Accessu. Dingus elektrai, tai šituo atveju jums tuomet reikėtų pasistatyti nepertraukiamos galios šaltinį, jeigu norėtumėt turėti apsaugą nuo to. O dingus internetui visa sistema veiks toliau tiesiog ant lokalaus režimo, bet jeigu norėsit pasiekti cloudo konfiguraciją, to padaryti negalėsit. Nebent tada iš kontrolerio išsitraukus laidą pasijungti kompiuterį ir tada lokalia konfiguracija prisijungti per IP adresą ir ten būtų galima konfigūruoti. Cloudas nėra apmokestinamas. Cloudą jūs gaunat kartu įsigijęs kontrolerį. Šiuo atveju galima pirkti tiesiog cloudą iš jų, ką pats gamintojas paleidžia, tai šituo atveju jūs turėsit tiesiog internetinį cloudą, į kurį jūs prijungsit savo tinklą, savo ekosistemą ir jisai bus grinai cloud'e. Tačiau nusipirkus kontrolerį, ir ką aš dažniausiai rekomenduoju visiems planuojantiems statytis šią sistemą, kad įsigyt kontrolerį, nes kada jūs turite kontrolerį, ar tai interneto nebus, ar dar kažkas, jūs turite vietinį cloudą. Visas vietinės funkcijas jūs galite pasiekti būtent įsikišęs laidą į kompiuterį, į kontrolerį ir per IP adresą. Nereikia pasikliauti tiesiog, ar tai kažkoks cloudo trikdis bus, ar dar kas nors, jūs visą laiką turėsit prieigą pas save. Tai dabar kas būtent domintų su userio nustatymu, kaip prisiskiria pats useris prie skambinimo telefonspinės. Ja, tai kadangi šitas padarytas ant exit, tai funkcionalumas išlieka lygiai toks pat, kas čia. Tik vietoj direktorijos čia yra priskiriamas būtent useris čia, eina čia, į šitą, čia tiesiog būna su useriu, kad assign user, jūs paspaudžiat būtent šitoj vietoj ir pasižymit userį, kurį norit priskirti. Kada jau jūs jį priskiriat, jisai susiaktyvuoja ir rodo būtent šitoj pusėj. Būtent iš tos ikonėlės, kur varpelis ateina būtent čia. Taipogi, kaip ir sakiau, su telefono numeriu. Galite tą patį padaryti čia ir vėlgi jisai atsiras jums būtent šitoj pusėj. Čia indoor stationus irgi matot, kaip ir čia atrodo. Pats konfiguravimas tiek gaidu, tiek šitoj vietoj atliekamas praktiškai identiškai tas pats, tik kad vietoj direktorijos ten yra tiesiog user. Jūs kalbat, jeigu norit pasileisti pačią sistemą savo, tai tada jūs užsiregistruojat būtent Unify puslapį, susikuriat savo paskyrą ir tuomet gaunat tą visą konfiguracinį interfeisą, prie jo prisidedat savo kontrolerį ir jau tada elgėtės su savo to kontroleriu pagal savo valią, kaip ten jums ką reikia konfigūruoti. O visus kitus userius, kaip ir dauguma panašaus tipo sistemoje, kuriat jau jūs kaip administratorius. Aišku, jeigu pridėsite ten jiem teisės, kad jie gali būti irgi administratoriai arba tie vadinami super administratoriai, tai jie irgi turės teisės kur paskyras kitiems. Na, jeigu daugiau klausimų nėra, tuomet galime užbaigti sesiją. Ačiū visiems susirinkusiems ir išklaususiems. Tikiuosi ateityje
po visų testų turėsiu dar daugiau informacijos, kurią galėsiu pasidalinti ir galbūt netgi, ką domina, bus galimybė gauti ir sertifikatų. Taigi dėkui visiems.